mersiukom. Turėjom, dabar čia, bet čia pagrindė EBS klaidą. Tai pasijungiau. Turėjom, kad galins, dešinis, tekins, nemat normalią greičiaus. Pabandykėm nusitrint pradžią, aišku. Pasižiūrėsim, kaip parodys. Pavyks nutrinti ar ne. O ko aš čia dabar? Ko aš čia buvau? Mums atsijungi. Aha. Ok. Klaidas nusitrint. Tai vadins neaktyvi klaida. Gerai. Bandome Jet gyvus parametrus, ko mums rodo. Tep. Susiraskiam. Ko mes čia turėjom. Left front, left RPM sensor. Pasižiūrėkiam visus, ko rodys mums. Kurie čia tik to. Mums tas viskas bus. Jo, tai va. Pasižiūrėkiam, ko mums rodo. Kol kas viską apie signalų rodo. Kaip ir, sakykime. Taip, dabar reikia pabandyti prasivažiuoti. Čia turim orientuotis į dešinį galinį. Gal sunkiai matos, va, čia. Kol kas visų, čia dabar, kad dabar rodo 0,6, tai čia vis normalia. Šią klaidą turėjau užgesti iš tikrųjų. Nes klaidų kaip ir turėjau nebelikti. Jau klaidų nėra. Čia kol kas vis tvarko gerai. Pabandom pravažiuoti. Taip, šviesas išsijungiam. Taip. Klaidas, vai. O, žiūrėk, mes esam ronkinį užtraukyti. Kažko čia gribauna, gera. Čia lynas pradėjo važiuoti. Gerai, kokį turim situaciją? Klaidas nusitrynė, viskas veik. Ir užsisekėm, kad nepipsėtom. Ir bandykiam sekt dabar kilometrus, ko mums rodys. Opa. Žiūrėk, neįfiksau klaidos, bet mačiau, buvo per pus nukrets greits. Ant tų vien daviklių, bet klaidos neužfiksau. O, turėjom klaidą. Tai va. Gerai, tai jau grįžtu atgal, papasakosiu, ką aš įsivaizdavom visko čia toliau. Tai žodžiu, kokį diagnozę dabar su to mersiuku. Taip, jeigu būtum ABS daviklis, uns greičius iš jos nerodytum, nes ABS daviklis labai paprasta. Arba uns veik, arba neveik. Kitaip nebūna. Kadangi dabar uns kaip ir vis laik rodo, kaip ir visi gera, tai kažkur jau moment biški pakrent greits, tai tada vėl grįžti savo vėci, vėl normaliai viskur rodo, bet tada jau koms ir užfiksais klaidą ir uns tiesiog įmet ABS klaidą ir niek nepadarys. Tai situacija tuoj. Aš įtar, kad bus ABS žėds. ABS žėd turėjau užsisaksęs parsivežęs. Ir bandysim pakeisti. Nežinau, aš įsivaizdavau, kad jums turėtų būti su skelėlėm, ką būna, granatų užmauti panašiai. Jums būna su skelėlėm, toks, kad turėtum kur skaičiuoti. Čia turėjom kaip ir magnetinis realiai, kažkas tokiai, aš suprantu. Taip turėtum būti greičiausiai. Tai va, tai su tokiu, neįsivaizduom, kaip čia bus ir kaip man seksis iš tikrųjų pakeisti.
nes, nu, nesboiskėjęs tokį dalyką. Nu, bet ką, bandom, mokomės. Prisidirbsiam, vadins, bus išmės beveik alpinėms. Mašina vis tiek neveiks. Pavyks, bus labai gera, bus sutvarks mersiok. Tai va, tai žodžiu, bandau vardytis ir parodys, kuo atrasi jau ten išsiardžius. Kas per betrūks? Nu, priešus ratus. Tik pradėjom dirbti, iš karto susidūrėm su problemom. Aš gerai, kad nepradėjau pasileidinėti. Neturi galbūt centrinė veržlė atsukti. Pusašiaus. Tai va, tai šiandien realiai net nebeprasmės niek čia ardytės, o aš kol kas kiek įsivaizdavau. Šiaip gal dar reiks pabandyti internet, pasižiūrėk, kad neprisėrdyti per daug. Puik variantą ardos, bet kiek aš įsivaizdavom, tuos daug pasileidu kaulus. Tada čia atsisok ir turėtum bišką atsiversti, turėtų įsitraukti pusašis. Un pusašiaus turbūt žėjas. Tai va, tai aš kaip įsivaizduoju, čia niek labai sudėtinga neturėtų būti. Nu, bet esmė neturi su ko atsukti to, nes 3.6 galvui turi, 3.2, aš manau, kad čia 3.2. Tai tokios neturi. Tai va, tai... Aku, šiandien bus viskas. Ėjom pailsiauti ryto, jeigu mašinė išvažiavau, ryto tada kepsim į darbus. Nu, apžvelkim situaciją. Ko atradau? Pasižiūrėkit. Abažiais, kaip gražiai atrodo. Čia va ir ištrupėjus ta vieta. Toliau irgi tuoksiau, nu, va, vis. Tai dabar reiks čia apsivalyt vasar. Čia dar šitas senais murots iš tą žėdaus likutę. Va, to vieto, kur uns užsimonti, to reiks nusikalti. Čia viršutėndalis. Visgi dar per tuokį. Vis tik uns dar susiskaičiaudau. Taip pat čia greičiausiai va tą vietą kažkur sugrybaudau. Žodžiu, nustatėm visku gerą. Dabar bereik išsilopti, apsivalyti. Kažkokias būdas visku ir užmauti naują į vietą. Tai viskas. Lieks toliau Mercedes, vėl bus vis gera. Nu tak, bišk minimaliai daugiau apsiardyti, negu pradžio planavau. Pasileidau dar vieną kaulą, tai yra lietusdo viršutinis ir čia viena pačia. Nu va, ir ant vis išėjo. Tai va, aš jau nusišveičiau. Čia po visą prūdį dar ant viršaus. Pradžio kur nulopau, buvau. Ant tą žydėlis kur rodžiau. Čia ir davant metalinsams atsiskyriau. Tai va.
Tas nusimuoja. Nu, stipriai paveikts korozijais. Tai va, čia irgi buvau praėjau visur su metaliniu šepetėlį to dratiniu. Su tokiu. Čia biškiu gerą, vos ne 15 minučių atšveičiau. Da, toks biškiai, bet nu jau, sakykime, čia tokių vos, nu, bet čia jau kaip čia pasakyti, atsiradė iš rūdžių. Bet čia visai jau liuks dabar jam nusišveiti. Dabar reikia gražiai to užmontuoti, nesuknisant. Čia bus įdomesnė užduotis. Bet vis tik skaičiavom seną šonaus, čia palei šonen, tai čia palei viršį po biškį dalį pukšnuosiam, ir tai sugumim plak tok žadu prasėti, tai turėtum niek nenuteikti. Žodžiu, bandau sumontuoti, bandau sudėti ir tada pafilmuojus iškart prasitestavimo, ar padėjai ar ne. Nu, faktas, kad nustor padėti, kad dabar klausims, ar nesugadinsiu, dėdams atgal. Tai va, tai bandom konstruoti vaidų. Nu ku, pasikeitėm daviklėlį, klaids nusitrynėm. Bandom žiūrėti, ko mums rodys. Tam yra niekur neik polti išvažiaunit iš garažą. Klaids kol kas neužges. Tai mums klaids negest. Klaidų nėra. Galvoju, kad reiktam perkorti iš naują mašiną. Band. Opa, gerai, užges. Na ku, va, vėl užsireikia. Kuri mums vėl turėjom klaidelį. Sijojim komps. Ai, dingo. Internet error. Šiuos atsijojim. Čia yra. Bandom perjungti, kad pasi. O, vėl dingo. Klaids. Nu, realiai dabar kapinės varmą, diagnostiks kapinė reikia, jeigu mums dingo klaids. Bandykiam prasiliekti. Aš nematys tų skaičiukų, ko mums rodom kapinėje didelį skirtumą. Yra. Nu, jeigu dabar atsirastum klaidą, aš nežinau iš tikrųjų, būtum didžiojus, nes labai puikiai galbūt. Nu va, davans greit, elektrinis remontas. Nu, ne visai elektrinis, čia labiau mechaninis, bet nustatyti reikia. Pradėjau galvoti, nėra ekspertas patapti elektriku. Iksau, Partronics prasivedėm, kad atradom tas problems. Biškai prikeitėm dalių, bet vis tiek atradom. Subariko atradom kur problems. Merso, jau ne pirm syk iš tikrųjų. Atrandam be problemų, šitą sutvarkom, vis galams. Lemba nereiks patap, dar porą poras nusipirksiu. Žiūrėk, geriausias elektrik bus. Dar reiks dar pamastyti apie to.